Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Mr. Distro, ir tai yra net 44-oji antrosios industrinės revoliucijos serija. Taigi, praeitą kartą padarėm nei daug, nei mažai, iš tikrųjų ganėtinai tik daugiau tokius mažus prilietimus, galim sakyti, darėm, tokius dizainerio dalykus. Na ir dabar šiandieną pradėsim keletą naujų dalykų. Na, kai kurie iš jų kartosis, bet šiandien labiau gilins pastarąsias, nežinau, kelias ateinančias, tiksliau, 2 ar 3 serijas, nežinau, kiek užteks man čia laiko, gilinsimės šiek tiek labiau į Red Power 2 ir žiūrėsim, ką jis gali mums pasiūlyti. Patikėkit, tai vienas geriausių modų, šiuo metu žinomų man kaip ir, nežinau, kaip bet kuriam turbūt žaidėjui su Minecraft'o modifikacijom. Na ir šiokie tokie pasikeitimai, tai kaip matot, štai va čia turim keletą šitų saulės kolektorių. Vieną kolektorių iš čia, kadangi nenaudoju dabar atominės energijos, aš vieną kolektorių nusifyrinau su savo Portal Gun, tiesiog atnešiu ir užmečiau, o kitą ištraukiau iš savo Klein Staro ir kad tai padariau, tai pat įsitikinsite. Tai vat buvo virš 800 ar virš 900 energijos ir dabar matot vos kiek surinko. Kodėl tai padariau? Todėl, kad man reikėtų daugiau energijos ir kuo daugiau, kuo to greičiau. Kol kas šitai po truputį įsivažiuosim, kol kažką kitką dirbam, tegul man kraunasi, vis dėlto papildoma energija. Kas dar čia tokio? Taip pat išjungiau vieną iš savo fermų, tai javų fermą, kadangi aš kol kas turiu jų nemažai. Išjungiau javus ir palikau, kad šiek tiek daugiau refinery gautų energijos, kad galėtų va štai man naftą pumpuoti, tiksliau perversti arba rafinuoti iš naftos į normalų kurą, kur kuras eina į mano variklius. Ir man rodos, man 3 šitų variklių neužteks, taigi greitų metų gal matysim kokį tai pasikeitimą, gal kažką dar svarstysim. Na, iš tikrųjų viskas tai bus ateityje. Ir dabar pirmas dalykas, ką keliaujam daryti, tai turbūt permiegot. Ir parodysiu šitą kitokį nustebimo dalyką. Tai galim sakyti, su bitėm žaidžiau kokias, nu, tiesą pasakius, kokias 4 serijas, kai prisimenat, turėjau. Ir man vis niekaip neišeidavo išgauti geresnių negu turėjau, bet taip pat pirmą atsikratykim visų blogiukų. Son of a bitch. Taigi atsikratom visų blogiukų. Zombis nedaėjo. Zombiai atrėda, o tu dunda. O, skeletonų partija. Seimas atrėda, atidunda. Gerai. O, dar vienas. O, čiau. Taigi, visų pirma, tai prisimenat, aš turėjau Noble Branch ir taip yra, čia yra keletas Noble Princess ir toliau, aš juos vis toliau vykdau vieną per kitą. Ir štai va šitame turėsim naujovių, tai yra Majestic. Ir ką jos daro, tai vėl yra, čia yra kaip yra Noble Branch, yra tokia kaip atšaka, Noble, tai kilniųjų atšaka. Ir aš dabar nežinau, ar turėsiu čia, turėčiau turėti jo, taip yra. Turiu bičių šitą, dar aš tik jums parodysiu, kad tokį turiu, per daug nebijokit. Yra šitą kilniųjų tokia atšaka. Ir yra Noble, tai yra kilnieji, Majestic, nu, magiškiai turbūt, nežinau. Ir dar yra Imperial bitės tokios, ar kažkas tokio. Tai, kaip matot, nieko per daug neturi, galima mutacija ir aš, wow, gavau, bet aš jos dar čia neturiu. Įdomiai. Ten kažkokį tai bitę gavau, kur anksčiau nerodė man. Dar prieš tai, kai šitas, jau čia yra antra partija, kai aš Majestic bitės tarpusavyje, kaip sakant, mutuoju, kryžminu. Tai dar tokio nebuvo bairio, bet matyt viename iš tų avilių, bendrai ką mes čia taip lėtai. O kaip man patinka. Taip, štai čia gal. Jo, žiūrėkit. Imperial Drone, tai imperatoriškas jis dar yra. Oba. Imperial Noble Beatific Effect. Beatific. Beat, tai būtų, tipo, nu, mušimas. Beatific efektas. What the fuck? Oh. Jūs matote tą patį, ką aš matau? Gali gold nuggets ištirpti. Vo čia taip pitė, tai palaukit, iš Majestic galim šitą gauti ir iš Cultivated gauname Majestic ir iš Majestic galima gauti Imperial. Klink, what the F? Noble, čia yra ne Noble, o Cultivated Noble. Nu, blin, aš pavariau čia. Toksai netikėtas posūkis mano karjerai, galim pavadinti. Ir dar vienas. Čia buvo dar viena? Neponiau. Tarkim. Man rodo, čia nebuvo iš pradžių.
Taip pat tokį pastebėjimą turbūt pastebėsit, kurį aš pat paaiškinsiu, kai baigsim su bitėm. Tegul Imperial Noble hybridas. Nu, aš jį dar paliksiu, tegul jis man čia pūna, kaip sakant. Gal gausiu dar kokį vieną pakeliui. Ne, šito tikrai nebuvo, nesąmonė. Čia kažkoks bugas, matyti. Tai susirašiau dar vieną modą, prisimenu, turėjau Inventory Tweaks, tokį kaip ir kažkada. Na, kaip pasakyti, iš pradžių turėjom Convenient Inventory, kadangi jisai neveikia, bent jau pradžioje šito sezono, tai kai perėjau ant 1.25, tai aš perėjau ant Inventory Tweaks ir sakiau jums, kad jūs jo nesirašykit, nes aš dar šitą, kaip sakant, sutvarkysiu, kad viskas veiktų. Na, o dabar tai įdomiai. Dabar aš susirašiau vėl Convenient Inventory ir tai veikia 100%. Sakant, 100% veikimo principas ir wow, man šiandien sekasi. Taigi aš kol kas biškai, kaip sakant, bear with me, šiek tiek pakentėkite, aš padarau savo bitas. Net neįsivaizdavau, kad taip galima. Common Noble. Pašaltų savo Common Noble. Man reikia gryno. Fast Worker. Common Noble. Žodžiu, kaip išeis taip. Na, dabar tiek to velniai nematė tų bičių. Susitvarkom inventorių ir kimbam prie darbo. Kaip sakiau, dirbsim labiau su Red Power 2. Ir tam, man rodos, man reikės dar keletos resursų. Ir aš galvoju, man reikės šiek tiek apsitvarkyti visą inventorių. Pavyzdžiui, man nereikės dabar šitų kol kas, nereikės šito. Reikėtų man iš tikrųjų dar vieno chesto, kurį aš turėjau, liktais neturėjau. Nope. Check testą. Na gerai, išmokysim tave dar padaryti man chestą vieną. Ir aš žadu tą chestą tiesiog pasidėti savo Equivalent Exchange daiktams ir tarkim aš jį pasidėsiu štai šitą kampą ir dabar jie neturėtų aktyvuotis, na teoriškai neturėtų. Man gali reikėti šito, šitų kol kas nereikės, gali reikėti šito, portalų neturėtų reikėti ir reikės štai šito. Visą kitą kol kas galim padėti į šitą chestą, šitą galim Evertide, Vulcanite, viskas, ko mums nereikės šiuo metu turime čia. Ir taip, pradedam, nuo ko reikia pradėti. Dabar aš pats galvoju, nuo ko čia galą man pradėti. Na, iš pradžių man reikia pasigaminti dar vieną Alloy Furnace, turbūt, nes dirbsim šiandien su ja, kaip nežinau su kuo. Ir tam reikės man bricks. Ir aš neturiu nei vienos brick. Atrodo, neturiu, lygtais ne. Na, ką padarysi tada? Transmutation tablet. Kokia panaši reikšmė, ką žinai, ar yra kas nors tokio. Duona. Jo, atspėjau. Gerai. Jeigu dėsim šitą, turėtume išgauti 4. Aha, o jeigu šitaip, turime išgauti vieną brick, taip yra, ir man dabar reiks 8, tai 7 dar papildomai, 8 brick, Klein Staras, liuks, gerai, turim 8 brick, taip, taigi aš turiu Alloy Furnace, dar vienas Alloy Furnace, jį reikės štai čia. Ir pirmas dalykas, ką man reikia pasidaryti, tai prisimenu tokį turėjom anksčiau Brass Ingot, tai buvo dar 1.1 pradžioje, kai aš pradėjau savo šitą antrąjį sezoną ir aš ten turėjau šiek tiek daugiau resursų. Taip, vieną paliekam, 103, 21 tin reikės ir taip, 21. Ką aš dirbu? Gerai, šitą padėkim, taip, 21 tin, 103 tie. Iš tikrųjų yra 1 tin ir 3 copper ir išlydo į vieną šitą. Išlydo vieną šitą, kaip jis ten vadinasi. Tai parodys. Tiksliau, į 4 brass ingot, tai tegul lydosi, kaip sakant, mums tikrai brass ingot reikės ne vieno ir ne 2. Ir tikrai mes juos panaudosim. Ir aš nežinau, kodėl aš taip šneku. Ir galim negailėti coal, nes mums jo reikės nemažai.
Taip, iš karto, dar įdėkim štai taip. Toksai buvo dar dalykas kaip Red Alloy šitie wires ir man rodos, man 21 neužteks, man reikia daugiau. Todėl, nors ir manęs čia. Brewing nereikia. Ir man reikia 1 copper ir 4 redstone. No problemų. Copper, 1 copperis ir man reikia 8 copper. Opa. Taip. Opa. Gerai, tegul būna šitaip. Dar 2 stekus įdėsim, tegul kepasi, kaip sakant, man gaila. Opa į Europą. Taip, turim šituos, turim brass ingot ir jau galim keletą išimti. Man dabar reikės 11 iš šitų barų. Juos turbūt dėsim. Žiūrėkit, turėjau brass ingot dar. O, velnes. Taip, man reikės 11 barų. Taigi, pasiimam šitaip. Dabar reikės šiek tiek sticks ir 11 sticks kar 4, 44. Jau turbūt kiti žino, ką aš galvoju taip sakydamas, ar ne? Na, to, jeigu nežino dar, tai to jūs pamatysit. Taip, 1 šitas ir 4 šitie. Ir išgausim, atrodo, toks. Palaukit, brass ingot. Gal šitaip, šitoks receptas? Jo, toks ir yra. Tai vis dėlto reikės dar 4 daugiau, tai reiks 88. Taip. Aha, na, žodžiu. Man gaila. Turim pakankamai medžio, 64 dar papildomai. Turėtų drąsiai užtekt. Taip, opa. Į Europą išsiemam 11 support frame. Na, jeigu kas nežino, tai čia nuo, jeigu teisingai prisimenu, nuo 1.2.5 versijos, kai Red Power 2 pasivertė į pre-release 5. Čia tokis perėjimas. Ir iš tikrųjų čia, na, atrodo kaip ir niekur nieko, ką daryti daugiau niekur nieko, jis dedas, liktais ir panašiai. Ir iš tikrųjų man reikėtų dar savo pikeksą pasiimti, nes dirbsim su juo nemažai. Taip, gerai, tai padėsim štai čia. Na, tiesiog su pikeksu galite numušti ir taip, man dar reikės Diamond Handsaw. Ir kur čia tokie? Diamond Handsaw, aš turėjau tokį turėti. Screwdriver turim ir turim Diamond Handsaw. Ir dabar man reikės vėl kažkiek tai šitų. Kur čia turim? O, Obsidian kiek turim. Taip, ir aš, jeigu prisimenate, anksčiau tas, čia jis vadinosi, Convenient Inventory turėjo tokią funkciją kaip Alt ir A ir gali visą Obsidianą išimti, ar ne? Arba visą Marble. Vien dėl šitos, beveik visą Marble, visai kažkaip nefiksuoja Red Power 2 įtemų, tai aš toks galvoju, man to Obsidiano tiek ir nereikia. Aš jį drąsiai galiu paimti, galiu palikti keletą stekų, viskas normaliai. Ir S klikas arba vidurinysis mauso mygtukas arba tas ratelis ir viskas, jūs turite, ko jums reikia. Na ir dabar visą šitą sudėsim štai čia. Aišku, greičiau būtų Transmutation Tablet sudėti visą šitą, kadangi deginasi žymiai greičiau ir ten sekundžių reikalas, energijos tai tiek pat išgausi, turbūt greičiau net. Taigi, taip. Ten viskas verdasi, kepasi ir dabar žiūrim taip. Man reikės screwdriver ir jisai turi taip pasidaro. Ir man reikia pasidaryti Sonic screwdriver. Ir aš dabar galvoju, kaip jisai gaminasi. Emeraldas, brass ingot ir BT battery. BT battery, Nikolai, tin ingot ir copper. 6 šitų, 1 šitų. Sakiau vieno, ne visų. Tai vieno. Ir ko dar sakiau, 2 tin. Aš vis pamirštu, kad čia taip 1, 2 ir 1 copper. Gerai. Receptas aiškus. Taip, šitaip. Ir kur mano... Jį buvau paėmęs. Su citralai šitie neveikia. Aišku. Įdomiai. Taip, gerai. Įdomiai. Na, tiek to šito neskaičiuosim, kaip sakant, čia yra keletas yra bugų, visada būna. Tai ką jau padarysi, tiek to. Taip.
Copper tin. Nesakyk, kad bus 2 copper, o tin 1. Tik nesakyk, kad šitaip. Akurat. BT battery. Emeraldas, žinau, buvo. Ir buvo, taip, brass ingot. Brass ingot beveik kaip ir kiekvienas sudėtinis dalykas. Tai brass ingot, tai brass ingot, emerald. Ir turim sonic screwdriver. Ir ką jį daryti, atrodo, turi jisai kur pasikrauti ir panašiai. Na, tuoj pat paaiškinsim. What the fuck? Duoda daugiau, imam daugiau. Mušu bėką, taigi gerai, turim šitą 18. Taip, 18 šitų. Šitai pavertus galima gauti nemažai red alloy wire. Ir mums jų reikės nemažo kiekio, bet kaip minėjau, tegul kol kas jie būna, pakenčia. Turim screwdriver ir dabar reikėtų išmiegoti. Toksai kaip ir kiekvieno industrial craft dalyko, tai tam reikia baterijos. Kadangi mes čia gaminam screwdriver, jisai turi tą bateriją tokią, kaip sudėtį, tai jį reikia pakrauti. O mūsų baterijos, kurios krauna, yra štai čia. Ir kadangi šitą energiją tiek daug nesunaudoja, man reikia plaukti čia, atrodo, pakrauti. Ar čia? What's up? What not? Atrodo, nebeprisimenu, kur kraunasi. Įsivaizduojat. Nejaugi su baterija tik tais. Nu gerai, nulėksim dar vieną bateriją. Žinau, kad su baterija galima laikyti ir pakrauti jį. Taip, na, dar vieną bateriją. Anksčiau ir vėliau vis tiek sunaudosim. Taigi, 2 copper, 1 tin. Nikolaitą dar ten turim, atrodo. Jo, turim. Taip, šitaip. 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 Šitaip, šitaip, šitaip. Battery. Ir žinau, kad apačioje jis pasikrausta baterija. Na, tai žiūrėsim. Taip, aš tai šitai pakraunam bateriją. Ir kaip matot, laikau dešinį mygtuką, kad pakrauti screwdriver. Tai taip ir bus, reiškės. Ir dabar šitą bateriją galima atgal įdėti čia, kad iškrauti visą, nes man tiek energijos šiuo metu nereikės batboxe. O saulės kolektoriai šitie ganėtinai gerai dirba savo darbą. Ir man tos baterijos Bluetricity, dar kitaip vadinamos, baterijos man tikrai reikės. Taip, turim screwdriver. Kodėl pasidariau su tą screwdriver? Na, jisai neišnyks. Jeigu dirbsime su šituo screwdriveriu, jisai išnyks. Na, toks jau dalykas, nieko nepadarysi. Ir taip, man dabar reikės iš tikrųjų 1 deimanto, bet reikės tam 9, atrodo, taip skaitosi. Taip. Taip, 9 blokai, reikės diamond block. Ir diamond bloką reikia paversti į panel. Taip, opana, taip, 2. Reikia man 1 panel. Atrodo taip. Na, dar šitaip. Ar cover. Palaukit, aš bandau prisiminti. Jo, šito reikės, man 1 panel reikia. Taip, 1 panel man tikrai reikės, o šituos reikia paversti atgal į deimantus. Ir kodėl man visi pasivertė, jūs man paaiškinkit. 1 deimantą praradom, šmikiai. Kur dingo 1 deimantas, ha? Kur dingo 1 deimantas? Otsanova. Nu gerai, reiks atsargiai dabar. Žinosim. Kad negalim pasitikėti jumis čia taip. 1 šitą, šitaip. Opana, opa. Opa, viskas. Šitą turėti, dabar šitą. 2 deimantus, o šitą. 2 deimantai, gerai, o šitas. Aha, tik tais pavertus į tuos eina. Dar 4, taip 6. Na, ką padarysi, dabar praradam daugiau deimantų negu planavom, bet jau taip išeina taip. Ir kaip matėt, man dar reikia iron. Ir iš irono galėsim pasidaryti dar keletą stripų. Taip ir bus. Taip. Reikia 4 iron strips, kad išgaučiau tokį, arba tokius, nežinau kaip vadinasi. Dar neverčiu, kaip sakant. Opa. Opa. Taip, vieną palikim. Opa, opa, išgaunam taip.
Ir dabar šitą dar reikia paversti į strip. Ir strip išverčiamas taip. Fuck, dar vieną dalyką pamiršau. Iš naujo. Na, aš dar nesu praktikavęsis per daug su šitais iron blokų darimais, taigi per daug nepykit. Taip, vieną šitą, vėl opa, vis tiek reikės. Ir opa, dar du, ir šitie pasiverčia atgal į irono gabaliukus, taip ir yra. Iron strips ir diamond panel išgauna diamond draw plate. Na, deimantinis, nežinau, rašymo toks renginėlis, galim sakyti, realiai jisai reikalingas irgi taip pat tik nuo šito pre-releaso, nuo 5 pre-releaso ant Red Power, taigi taip, su S, taip, gerai viskas atrodo. Taip, jisai bus reikalingas keletą dalykėlių, tai pirmiausia, tai iš copper išgauti fine copper wire, kaip matot. Galima išgauti iron ir atrodo viskas, daugiau nieko. Ir man reikės, tai palaukit, ir man reikės, tai parodysiu, čia iš tikrųjų didžioji dauguma dar keletą šitų, man reikės šitų. Man reikės 2 copper coil, tai reikia 8 fine copper wire. Ir 8 koperių reikia tada. 8, palaukit, čia vienam reikia. Tai reikia 16. Jo, reikia 16. Na, ką jau padarysi toks gyvenimas, tai, kažin ar išeis, man visų išėjo. Gerai. Šitaip ir šitaip. Iron bars, kaip išgauti. Tai pasižiūrim U, R ir reikia, 6. Gerai. Reikia dar šiek tiek iron. Negalvau, 16. Turėt drąsiai užteks man čia jos. Taip. Opana. Ir ką dar per vidurį iron bar atrodo. Taip, jo. Kiek čia vieno, o man reikia 4. Taip. Opa. O, šie. Taip, man reikia 4 ir dabar kam naudojama, tai bus, paaiškinsiu, tai Blue Electric Motor. Ką daro tasai motoras? Jis iš tikrųjų yra naudojamas keletui tokių dalykėlių, bet svarbiausia dabar jums turbūt kyla klausimas, kaip išgauti Blue Alloy Ingot arba tokį mėlyno lydinio gabalėlį šūdą. Tai yra 1 silver ir 4 nikolite. Ir man jų reikės taip pat nemažo kiekio. Ir aš beveik net neturiu, bet silver turiu, žinau. Taip. Galim iš tikrųjų panaudoti nemažą kiekį, galim visą steką iškepti, kadangi man jo reikės anksčiau ir vėliau. Taip, kur tu čionai? Atrodo šitai paskaičiavau. Tikėkimės gerai. Turbūt gerai. Man tik kol kas vieną reikia, bet čia turbūt dar daugiau užgausim, ne tik vieną. Taip ir gerai užtenka. Taip, Blue Alloy, šitas, bet man reikės daugiau jų ir šitie. Taip, ar ne? Dar vieno reikia. Obana. Taip, opa. Iš tikrųjų, štai šitas daugiausiai yra naudojamas dar kompiuterio mikrosiemam daryti ant Red Power 2, bet aš dar kol kas jo neminėjau, sakant. Dar palauksim. Ir dabar va čia yra keletas tų aparatų ir ko man reikės. Man reikės dar 2 šitų Blue Alloy Ingot ir 2 Brass Ingot ir frame, gaminsim frame motor arba frame, tai būtų rėmų tokie kaip ir 4 reikia, palaukit, tai sumastysim, ko aš sakiau. Dar ko man reikia? 4 šitų, dar 2 šitų, atrodo taip, šitaip ir šitaip atrodo. Frame motors. Na ir turbūt, kaip sako, rėmai, tai mes kadangi turim rėmų štai čia, support frame, ir štai šitas, tai turbūt kažką reiškia su rėmų tokiu kaip ir darymu, kažką mes jau kaip ir gaminsim turbūt. Ir aš galvoju, man reikia šiek tiek palengvinti dalę šitam aparačiukui, kadangi man reikės taip pat daugiau šito viso brūdo. Ir taip. Iron ingot, silver ingot, tegul kepasi, man reikės nemažo kiekio ir galvojat, kam aš darysiu. Turbūt
Plaukit. Jo. Kaip matot, yra dar jacketed wire, bet man taip pat gal atrasiu. Solar panel gal gamintis ar nesigaminti. Ir taip pat naujas receptas nuo Pre-Release 5 yra štai šitas. Izoliuota viela, kurios anksčiau nebuvo izoliuota ta. Ir dar yra jacketed wire, kurią aš galėčiau gaminti, bet šiuo metu negaminsim. Man va reikia va šitą Blue Doped Wafer. Ir tai reikia Silicon Wafer su Nikolite. O kaip Silicon Wafer išgauti? Tai yra Silicon Bule, tai 8 smėlio su 8 coal. Taip, receptas prisiminiau, tiesiog dar pasitiksrinau. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taip pat reikia 8. Sakiau, 8. Atrodo 8, na žiūrėsim iš tikrųjų. Ir tam, va šitam, būtent šitam procesui man reikia nemažo kiekio šitų. Tai yra nemažo, ką aš nusišneku. Man reikės dar Diamond Saw, Hand Saw, kurį aš palikau štai čia. Ir dabar galima, kol viskas tai tvarkosi, neš čia, kad jie pasitvarkytų, kadangi Talisman of Repair visada pataiso dalykus, kurie yra įdėti alcheminiai skrynioj ir būtent va tasai įdėtas. Na, kai jau baigiam šitą, dar tegul man kepinėjasi čia po truputį. Iš tikrųjų, galim nemažai solar panel padaryti, bet šiuo metu man to užtenka. Silicon wafer, silicon bule, tik čia bulvė. Kur mano ne diamond, o šitas. Atrodo, štai šitaip ir 16 silicon wafer ir man reikės, kiek ko man reikės, vėl Nikolite. Iškepiai. Beveik ir man dabar reikia štai šito ir jisai nebegamina nieko kito, kadangi šitas yra aukštesnė prioritete. Taip ir todėl ir yra. Taip, atrodo šitaip. Tas gali kepti ir išgausim to vieną. To sužinosim vėl kam naudojamas. Mato, čia yra mikroschema, čia yra solar panel, kurį jau naudojame. Ir jau radau to, ko man reikia. Tam reikės man 2 šitų ir iš tikrųjų reikės man kiek tai paskaičiuosim. 8, 2, 16. Visų 16 man reikės. Taip, tai panaudosim. Pasiemam dabar, kur aš padėjau tuos. Visų 16, kaip ir minėjau, man reikės. Turbūt jau matėt, ką aš gaminu. Šitaip. Pasižiūrim dar kartą. Ir taip. 4 copper, 2 iron. 4 copper, 2 iron. 4 copper, 2 iron. Beveik turim copper. Beveik. Iš tikrųjų reikės išmainyti šiek tiek, bet tas gali palaukti. Na ir dabar, kaip matot jau iš šito recepto, tai Thermopile. Tai yra toksai naujas aparatas, vėlgi jisai išleistas tik su 5 prelease'u, tai jau kai siuntėtės mano pirmą peką, kuris buvo ant 1.2.5, aš buvau jau tokį išleidęs. Ir man dar reikės dar keletą, kadangi aš turėsiu dar pagaminti vieną battery box, va kaip aš tai ten buvo. Ir tam reikės tikrai copper nemažai ir aš tuoj pat iškeisiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stekus iškeiskim. Opa. O blin, kiek daug vertės. Taip, su shift kažkas čia grybą pjauna. O, ne šitaip tu man darai. Strelė. Ne, strelė po vieną, man po shift irgi veikia. Įdomiai. Įdomus dalykėlis. Žodžiu, kol kas traukiam tiek, kiek duoda ir man reikės tikrai nemažo kiekio ir jeigu taip ir toliau, tai aš jau užsiknysiu taip darydamas. Oi, tu net steko nebeduoda išsiimti. Kas do pieva? Fuck. Žodžiu, tu būk čia dar, man bus reikalinga šiek tiek. Taip, šitas ir šitaip, tegul būna. Ir man dabar reikės battery box dar šiek tiek, 8.
8, 14, 16. 16 iš 2, 8 liuks. Taip pat man dabar reikės battery box ir tam battery box reikės dar šitų, matot, dar keletos baterijų ir man iš tikrųjų reikės 2 battery box ir reiks 8 baterijų. Aha, o baterijos tai baterijos. Taip, vieną šitą pasiskolinkim, čia trumpam. Taip, šitai buvo ir vienas tin, atrodo, ir Nikolait. Atrodo šitai buvo. Tai žiūrėsim, tin ir Nikolait. Man dabar reikės 8, tai 1, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kadangi 8 turim. Opa, gerai, pats tas. Dar man iš tikrųjų gali reikėti, taigi matėte, receptas buvo analogiškas, šitaip. Mačiau, dar reikės medžio šiek tiek, medienos produktų. Ir man rodos, po šito, kai pasigaminsim, maždaug ko man reikės, mes jau galėsim beveik eit ruoštis, ko reiks. Tai pasižiūrim dar. Ne, vieno reikės. Aha. O, nu gerai, tada aišku bus, reikia red alloy. Wow, šitų. Vieno čia ir iron ingot, atrodo. Jo, ir išgaunam battery box. 2 battery box, šitie support frame, turim beveik viską, ko mums reikia. Atrodo. Beveik, na ir thermopile. Son of a bitch. Kas tau leido? Ne, buvo šitaip. Ne. Šitaip. Ir, copper ir iron. Nu, dabar žinosim, kad pritrūko iron, tin, čia iron bus, taip, dar iron, ir thermopile. Taip, užteks, beveik, dar kažko pritrūko. Kažko dar pritrūko, man rodos. Palaukit, kiek mes čia turim? 8. Ne, bendrai užteks, drąsiai viskas. Viskas. Taip, šičia, čia. Šitie keliaus. Štai čia pasidėsit patys. Šitas čia. Šitie reikalingi. Tai battery box, thermopile. Ir dabar man reikės amuletų. Su savim dar būtinai. Numiksim. Ir aš šiek tiek paaiškinsiu apie tos frames. Ir man reikės bendrai diamond saw ir keletas dalykėlių. Tai paaiškinsiu iš pradžio turbūt, keliavom į apačią. Tai tam reikės blue electric and šito bluetricity. Tai pritemsim iš čia, turbūt turim dar kabelių, gal ne? Gal dar turiu kabelių. Jeigu neturiu, tai reiks pasidaryti. Taip. Taip, šitaip atrodo. Ir dar Vilmos reikia. Nu, davai. Aha. Vilnos. Vilnos mes turim baisiai daug. Gerai, dar turim šiek tiek energijos. Tai pasimkim Vilnos. Vėlgi, kiek čia man reikės. Nesvarbu kol kas. Svarbu, kad vienas būtinai liktų. Taip, man reikia iš 3, kad dalintųsi. 5... Oi. Padarysim 60. Tegul būna 60. Gražiai dalinasi. Dabar pasiemam štai šitaip. Opa. Į Europą. Ir kur mano... Aišku, ne į tą vietą įdėjau. Aš visada taip sugebu. Tai va, turim taip. Blue electric wire, kol kas mums tiek užteks, drąsiai. Vilną palikim. Ir dabar keliam štai čia. Aš trumpam tiesiog prijungsiu, kad nuo čia būtų. Ir noriu pasakyti tiek, kad bendrai mes galim. Kaip žinot, battery boxas visada prisijungęs prie kažkokio tai saulės įrenginio. Galima ir tiesiogiai iškart jungti prie šito belaido.
Jisai pildosi ar ne. Ir pats frame reikalauja šitos energijos, blučius į jį, kitaip jisai neveikia. Ir matot iš karto tokį interfejsą. Taigi, na, iš tikrųjų toks blokas, kaip ir neypatingas. Keletą šonų, šitie va šonai dar kai ką reiškia, kai būna energijos, kai nėra energijos, kai jis dirba, jis nedirba. Taip pat paaiškinsiu labiau šiek tiek. Ir dar vieną šoną turim pažiūrėti. Apatinį tą šoną atrodo. Ne, apatinis tuščias. Taigi matot, čia maždaug veidrodinį, tai yra šitas šonas panašus į apatinį, kuris yra po šituo, šitas yra vienintelis toks ir šitie du šonai irgi vienodi. Na, tai va toks skirtumas kaip ir. Aš dabar padėsiu štai šitaip. Ir kaip matot, va štai šitokia rodiklė, bendrai blogai padėjau. Padėsim štai dar kartą taip. Ir aš dėl grožio dar dabar iškasinėsiu kai ką, kad parodyt labiau. Opa. Na va, turim štai tokį. Ir dabar vat, su savo screwdriver jūs galite pasukinėti kokią norit pusę. Ir šitą rodiklę rodo, į kurią pusę sukinėsis, į kurią pusę jisai dirbs, eis. Na, tarkim, paliekam į šitą pusę, prijungiam vieną, prijungiam kitą, prijungiam trečią, ketvirtą, penktą, kiek nežinau, kiek norit. Ir keliaujam dar pasiimsim vieną lever, kurį aš turiu štai čia kažkur tai. Iš jų turiu daugiau net, ar ne? Turėjau, tikrai žinau, turėjau. O va. Turim lever, kiek norim. Užteks mums čia tikrai nemažai jų. Na, tai va, pirmas toksai dalykėlis. Ir dabar aš karto neturiu. Na, tiesiai jungiam ant aparato. Matot, vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Taip toliau. Ir va, tarkim, dabar baigėsi. Viskas. Dabar spaudinėkit, kiek norit, jisai jums negrįž, nebent jūs pasuksite tą aparatą ir pridėsite dar vieną tokį frame'ą ir jisai dabar į priešingą pusę dirbs. Bet, tarkim, šitų dviejų nėra ir yra vienas blokas, tai, na, va, tarkim, štai čia, ar ne, vienas va toksai dirt blokas, mes jį apkasam iš šonų, kad atseit nieko daugiau nebūtų. Vienas dirt blokas, na ir kaip jūs galvojat, kas vyks? Realiai jisai dabar užvažiuos ir stumia bloką. Matot, pastumė. Matėt? Dar kartą parodysiu. Turėtų išeiti. Matot, jisai su to bloku važiuoja. Tai reiškia, jeigu jisai dabar va, turėsim tokią sieną, galim daugiau uždėti iš tikrųjų, bet šitie nejudės. Judės tik tie, kur yra prikibę prie šitų blokų. Tai va, kaip matot, apatiniai juda. Viršutiniai nejuda ir toks kaip vienas iš dalykėlių. Tačiau ne veltui yra... Dar neuždėjom vieno frame'o. Tai va, taip uždėkim. Kol kas parodau, kad veikia viskas. Kad yra toks blokas. Dabar uždėkim čia. Nuvalom šitą sieną. Čia yra toks pagrindinis principas ir aš man rodos jums kitoj serijoje šiek tiek labiau papasakosiu dar keletą niuansų. Tiesiog žinokit, kad yra toks dalykas, kuris stumdo šituos. Ir aš kitoj serijoje papasakosiu, ką jisai daro, kai uždedam ant jo covers, kai neuždedam covers, keletą situacijų, niuansų ir panašiai. Tai likite su manim ir mes jau nuo kitos serijos pradėsim viską montuoti, atrodo. Taigi ačiū, kad žiūrėjote ir ate.